Sninga iš pačio ryto. Labas rytas. Vakar nedirbau, buvo vasario 9 diena. Kažkaip prastai jaučiausi ir, žodžiu, taip gausi. Bet šiandien nauja diena. Sniegelio, kaip matėjau, jau ir biškį pradėjo snigti ir ką, toliau tęsim darbų šiandien. Tokia motyvacija didesnė. Pasikurkime. Minus 14. Tikrai galvojau, tie šalčiai paleis biškelį, nes buvo pranešta kaip ir apie 0 momentais, kad bus čia, bet kažkaip net neartėjom vakar minusus, berim koks šiandien. Tai vėl antifrizo čeką met. Ši nesąmonė. Normalu čia tai. O, nebėr čekų. Bet žinokit, kiek turėjęs mašinų, kelintą čia mano 5 gal. Tokių problemų aš neturėjęs. Kad vieną mašiną pirkau tikrai pigiai, bet sako, iškart neįstrai parduok. O visos kitos tikrai važiavo. Ta prasme, važiavo ir ten neužmušamos tos mašinos, atrodo, buvo. Bet čia tai, jinai važiuoja, bet tvarkytai vos ne kas savaitę. Tai čia nesąmonė. Karočią, važiuojam, jau atsibodo. Kol nusivaliau mašiną, jau po 10:15 atėjo. Tai ką darysi, nieko, kam nepasitaiko. Kad biškį užtrunkam. Baltijos gatvės iki gavau už 3,80. Pirmas užsakymas yra, dabar rašo, būsiu ten po 10:32. Atšildau servetėlės. Kad nereiktų valyti. Šiandien vasario 10, neatsimenu, sakiau ar ne. Gerai, gavau iki už 3,33. Dėl ko? Nes 1,3 paklausa. Šito iki reikia palaukti. Turbūt daug užsakymų turi. O, kurjeris irgi mačiau krepšį jų gale. Jau šito nepaslėpsi. Situacija mums su žiedais. Oras ir labiau biškį patinka, nes kai saulė būna, tai labai spigina nuo visur, nuo kelio, nuo tiesiog taip veikia.
Ketvirtas aukštas su 4 maišais. Sekantis užsakymas iš Adano turkiški kebabai. 3.03. Šiandien po 3 eurus užsakymai. Važiuoja į trasą. Deimantas. Rašo policija turi būt. Gavau už 3.06 Kuršių gatvės 300 laipsnių. Po 3 eurus užsakymai nesibaigia. Labai netoli vežti. 500 metrų. Tik tiek dujų kalba. Man to kitais gal geriau. Išbandysime, ne? Jo. Aš net numirė pistoletą, palaukit biškečių. Ten būdo, kad sustoja bėgimas. Jo. O po to vėl bėga, reikia antrybės biškį ir bėga vėl. Jo, tai ten vis tiek palaukiu nemažai. Ačiū. Gavau dabar McDonald'ą už 4.20. Dabar yra be 5 minučių 7. Tai jau netoli pabaiga. Realiai apie 3 valandas nefilmavau, tai kas įvyko dabar per tas 3 valandas. Tai sugebėjau sudaužyti veidrodėlį. Realiai čia va tokia skylė. Šiaip pats veidrodėlis tai sveikas. Tiesiog neprasilenkiam su žmogum, bet jo mašinai nieko nebuvo, mano tai va tik šitas. Uždirbta 8,1 euras, dabar yra be 1 minutės 8. Kaip ir nebloga šitą dieną šiandien tokia. Plius dar šiandien įvyks, kad veidrodėlį apsidaužiau. Rytoj jau trečiadienis, tai toks savaitės vidurys, gal klausimas, kaip bus su orais, kažko labai daug nesitikiu rytoj. Jeigu orai bus prasti, tai bus to darbo, manau. Darbai baigti. Aš lėkiu namo jau. Viso.